Labukas. Na ką, penktadienis, lapkričio 8. Grįžau po darbo, nusimaudžiau, susiruošiau ir keliauju į darbovietės balių. Tai čia netoli mano miesto yra kitas miestelis pavadinimu Uden ir ten visi susitinkam japonų restorane. Mėgstu labai japonišką virtuvę, tai labai džiaugiuosi ir bus kažkokia nauja patirtis, nes ten būtent tokio tipo restoranas, kur sėdi daug žmonių aplink stalą ir vidury stalo, kaip suprantu, šefas gamina maistą. Tai kažkas įdomesnio. Gerai, žodžiu, lėkiu, nes nenoriu vėluoti. Labukas. Iš sekmadienio lapkričio 10 dienos. Šiandieną yra mano gimtadienis, tai einu iki parduotuvės, nusipirksiu kokį pyragiuką skanesnį. Turiu žvakutes, reikės užpūsti ir sugalvoti gerą, riebų norą ateinantiems mano gyvenimo metams. Beje, darbo balius penktadienį praėjo puikiai, labai patiko patirtis tam japoniškam restorane, labai skaniai pavalgėm. Šefukai labai tikrai stengiasi ir kai filmavom, netgi darė tokias trumpas pauzes, kad galėtumėm nufilmuoti tą tokį gerą kadrą turėti. Tai tikrai labai patiko, kartočiau. Po to visi pavalgėm, šiaip labai ilgai pats procesas vyko, nes ten daug mažų lėkštučių su visokiais mažais skaniukais, iki kol jau atėjo pagrindinis patiekalas. Ir tada jau desertas. Ir po visos vakarienės keliavom visi į bariuką, truputėlį pasibuvom ir skirstėmės namo. Tai vakar visą dieną ilsėjausi, žiūrėjau filmus ir tiesiog čilinau savo. Nu va, nusipirkau tokių skanių pyragiukų su karamelė, nes labai mėgstu karamelę. Vau, dabar žiūriu, kad temsta taip greitai, kad tiesiog 3 valandos gal ir jau tokia prietema. Tai va, mano pyragiukai. Turiu aš ir žvakučių. Galėtų būti, aišku, skaičius mažesnis. Bet yra kaip yra. Senstame oriai. Na va. Dar kai ką pamiršau. Bus šiek tiek šventiškiau. Tadam! Na va. Daug geriau. Saldžiai ir labai skaniai sutinku savo 34-uosius gyvenimo metus. Kaip tik bažnyčios varpai dar skamba prie to pačio. Tiesiog gerą norą. O dabar kaip ir laikas paragauti, pakaštavoti. Truputį karamelės. Geras pasirinkimas šiais metais. Tai kadangi dar šiais metais taip išpuolė, kad gimtadienis sekmadienį, rytoj į darbelius visiems, tai viskas taip ramiai. Kažkur už valandos eisim į restoraną pavakarieniauti, išgerti taurę šampano ir tiesiog va taip ramiai paminėsim, grįšiu ir labai noriu pažiūrėti kokį nors filmą. Ir kadangi meilės gimtadienis už 2 savaičių,
tarp mūsų va, tas skirtumas tik 2 savaitės, mes abudu lapkričio žmonės, tik metų skirtumas yra šiek tiek kitoks. Aš 4 metais už jį vyresnė ir kadangi mums išpuola gimtadienis tą patį mėnesį, tai dažniausiai kažką įdomesnio veikiam jau po jo gimtadienio. Ir tai būna toks sudėtinė abiejų gimtadienio mini šventė. Tai šiais metais nežinau, ar kažką darysim labai ypatingo, bet sakėm, jeigu ką, galbūt kur nors iškeliausim trumpam. Ir taip pat noriu padėkoti visiems, kurie pasveikinot, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, skambučių, kurių susilaukiu ir žinučių. Ačiū visiems labai, tiek šeimai, tiek draugams, tiek visai nepažįstamiems žmonėm. Nustebinot, ačiū. Esu labai, labai dėkinga. Va, kokių gražių gėlyčių gavau. Nu ką, prisėdu pakalbėti, pasidariau šį kartą ne kavos, o arbatos. Labai skanios, radau tokią pavadinimu Rudens audra. Tai čia yra su obuoliais ir su cinamonu. Rich taste. Tokio turtingo, sodraus, stipraus skonio. Žiauriai patinka. Tik gaila, kad nebeturiu citrinos. Tai dar įsidėčiau citrinos. Šiomis dienomis kažkaip tai darbe visi žiauriai susirgo. Čia po tų visų balių, po mano gimtadienio, ateinu į darbą ir pusė žmonių kosa, čiauda ir tokie visi prikimę. Tai nežinau, labai staigiai per kelias dienas beveik visi pajuto simptomus. Aš irgi jau jaučiu, kad kalbu per nosį. Ir žiauriai nenoriu sirgti, nes nublemba, nesąmonė. Tai bandau užbėgti įvykiam už akių. Jau 4. dieną geriu ginger shot. Tai yra imuninės sistemos stiprinimo skirti gerimukai, tokie mini. Juose yra labai daug imbiero. Priturtinti vitaminų C ir D. Jie žiauriai neskanus, bet iš tikrųjų, taip kaip jaučiausi trečiadienį, dabar yra šeštadienis, jaučiuosi daug geriau. Ir būtent tą palengvėjimą pajaučiau po 2 dienų šito dalyko naudojimo. Tai reikia ir dabar dar prieš geriant arbatą jaučiu išgerti ir tada žiūrėsiu, kaip jausiuosi rytoj. Jeigu dar jausiu kažką, kad kimba nosytės, tai tada tikrai eisiu, nusipirksiu dar porą ir dar 2 dienas išgersiu. Ir manau, kad pavyks man išsisukti be pasiekmių. Tikiuosi. Aišku, tokius dalykus reikia daryti prieš susergant, vartoti daugiau vitaminų, bandyti kažkaip pagerinti ir pastiprinti savo imuninę sistemą būtent šaltuoju metų laiku. Na, bet atsitiko kaip atsitiko, neplanuotai, staigiai ir tiesiog nepagalvojau. Tai į sveikatėlę. Labai stiprus, labai griaužia, bet verta. Žinot, imbieras. Toks stiprus skonis, toks aitrus. Bet labai gerai, žudo bakterijas. Patarimas, naudokit rudenį, naudokit žiemą, naudokit prieš lygai pagaunant už kojas. Vakar ėjau į parduotuvę nusipirkti citrinos savo į arbatą ir visiškai pamiršau, nes mano dėmesį patraukė persimonai. Kai tik persimonai atsiranda parduotuvės lentynose, tai perku juos maišeliais. Tai atitraukė mano dėmesį, pamiršau citriną, neparsinešiau citrinos, parsinešiau 5 persimonus ir dabar būsiu pati laimingiausia pasaulyje, nes labai juos mėgstu. Taip pat darbe gavau daugybę visokių šokoladų, saldainių, tai čia, kaip sakau, keliem mėnesiam į priekį prie kavos. Taip pat vieno mano kolegos žmona pagamino man rankų darbo apyrankę. Žiauriai gražią. Labai nefokusavo, tai galvoju taip nufilmuosiu.
Tai va, apyrankė labai atspindi mane, nes jeigu matote, čia visur iš karoliuko yra gėlytės. Žiauriai graži, labai žvilga. Ir čia užsegimas, jei neklystu, tai skarabėjus turėtų būti. Arba drugelis, arba laumžirgis. Bet man panašiau į skarabėjų. Labai tinka prie mano nagų spalvos, nors nagai labai atauga, reikia darytis korekciją. O iš kitos pusės va tokie perliukai. Labai graži. Ir kiek darbo čia įdėta. Žmonės talentingi. Rankų darbo dovanos yra labai mielos, nes kai pagalvoju, kiek žmogus darbo, energijos, gražių minčių į tas dovanas įdeda. Tiesą sakau? Kaip gražu. Dabar reikės laukti ir ieškoti kažkokios progos, kada galėčiau užsidėti. Nors žinot ką? Nereikia progos. Progas susikuriame patys. Tai manau šį savaitgalį galėčiau kur nors išeiti pasipuošusi. Jej! Taip pat šiandien dar pašto dėžutėje radau atvirutę ir galvoju, kas čia man tą atvirutę atsiuntė. O pasižiūriu dar darbas, darbovietė atsiuntė man čekiuką. Čia tokia labai žymi, populiari internetinė svetainė Olandijoje. Vadinasi bol.com. Ten yra visko, ko jūs norite, čia panašiai kaip Amazonas, tik tai gal olandiška versija, nežinau, arba gal mažiau šiek tiek dalykų negu Amazonas, bet vis tiek visko, apie ką galvojat, nuo drabužių, batų, buitinės technikos, elektronikos, baldų, nu visko, ten yra visko, ko tik norit. Aš iš ten jau esu pirkusi arbatinuką elektrinį, tada skrudintuvę ir dar kažką esu pirkusi. Va neatsimenu, kažką dar esu pirkusi. Tai man ta parduotuvė visai patinka, nes labai greitai pristato į namus. Tai va, gavau dovanų kortelę, labai džiaugiuosi, nes jau kaip tik galvojau, ko čia man gali reikėti ateinant kalėdoms. Gal kažkokių papuošimų, ar pačios eglutės, nežinau, bet tikrai pravers. Meilė man padovanojo mikrofoną, tačiau aš jo dar neturiu, nes dar neišsirinkau. Tai dabar ieškau internetu kokio nors mikrofoniuko, kad galėčiau filmuoti su geresnė garso kokybė. Kai išsirinksiu, užsisakysiu ir gausiu, tada jau žinosit. Pradėsiu filmuoti. O savo pasidovanoti norėjau rankinę, tašytę, tokia paprasta. Dar jos neradau, tačiau manau, kad vis dar užsisakysiu. Ieškau dabar intensyviai Zalando internetiniai parduotuviai, nes ten dažnai randu dalykų, kurie man patinka. Tačiau negalėjau praeiti pro kvepalus. Ir vakar užėjau į Douglas parduotuvę neplanuotai. Norėjau pafilmuoti, bet iš karto konsultantė prie manęs pribėgo, nespėjau net telefono išsitraukti, nes galvojau dar pasižiūrėsiu, kokių ten ko yra. Ir paskui galvojau, pasiklausinėsiu šios dalykų. Tai pašnekėjom labai fainiai. Tada pradėjau rinktis iš keletos kvapų. Kadangi mano senieji kvepaliukai jau beveik baigėsi, taip, aš esu kvepalų maniakė, dėl to jie labai greitai baigėsi. Ir šįkart nusprendžiau nusipirkti Valentino kvepalus Born in Roma. Esu turėjusi Valentiną kvepalus gal 5 kartus. Kažkur čia vaimėsiu, kaip jie atrodė. Žiauriai geras kvapas, labai įdomus. Esu gavusi pirmą kartą jos dovanų, kai Anglijoje gyvenau. Ir tada man jie taip patiko, kad aš dar juos pirkau keletą metų iš eilės. Bet šįkart galvoju, noriu kažko iš Valentino, bet galvoju, reikia pasižiūrėti, kokiu dar kvapų Valentino turi. Ir šis man labai patiko. Tai noriu parodyti. Visų pirma, dėžutė labai graži. Pasiėmiau tokį geresnį dylą, nes kažkodėl tai rinkinukais visada gaunasi pigiau. Didesnis kiekis ir šiek tiek pigiau apskaičiavus. Tai va, atrodo taip, žiauriai cute, nes yra ir kelioninis buteliukas, kuris žiauriai gražus ir elegantiškas. Spalvytė visa šita rožinė, tai ledas. Žiauriai gražus buteliukai, bet kaip ir minėjau tame vloge, kai pirkau praeitus kvepalus, visi kvepalų buteliukai yra gražus. Tikrai, pasakykit, kurie kvepalų buteliukai nėra gražus. Jie visi išskirtinio dizaino, kiekvienas dizaineris ar kvepalų kūrėjas turi savo išskirtinį bruožą ir savo dizainą. Blemba kaip įkištas. Negaliu ištraukti.
Nu, tai kaip ištraukti, nei vienas, nei kitas nelenda lauk. Finišo tiesioji, vienas ištrauktas. Tai va, kvepaliukai tokie, labai norėčiau, kad... net purkšnį reikia jau užuodžiu. Labai norėčiau, kad galėtumėt užuosti. Labai skaniai kvepia. Liuks. Ir dar man labai patinka, kai būna tie kelioniniai, nes aš visada mėgstu įsimesti kvepaliukus, kai kur nors einu. Mėgstu turėti, kai būnu darbe, kur nors rankinėje ar kuprinėje. Pauostykit parduotuviai, galbūt ir jums patiks, o gal bus gera dovana kalėdoms, mamai, sesiai, tetai. Idėja dovanoms, nes kalėdos artėja. Matau, kad vis dėlto teks eiti parduotuvę, nusipirkti ir tos citrinos savo arbačiukį, kad pirmadienį būčiau kaip nauja. Ir reikia kažko paimti valgyti, nes reikės pagaminti kažką vakarieniai. Labai tingiu, nes laukia šiandien tikrai labai šalta ir vėjas toks nemažas. Bet nieko, susikaupsiu, pasiruošiu ir teks. Ir ką tik pamačiau vorą. O ne, ir esu viena namie. Va ten, kampe, įlindęs voras. Matot kojytės? Oh my god! Eina savo. Atsiųskit pagalbą, prašau. Nieko, reikia sulaukti, kol grįš namo. Meilė ir išneši į lauką, nes mums čia vietos abiem per mažai. Labas sekmadienį. Šiandien gavau siuntinuką iš Lietuvos. Tėvelis sugalvojo įdėti skanėstų visokiausių. Tai labai faina, nes dabar pilna šaldytuvas įvairiausių kumpių, kumpelių, visokiausių pyragaičių turiu. Net ir kalėdom jau turiu dalykų, tokių kaip kučiukai. Taip pat labai svarbus dalykas plotkelė. Nebereikės sugalvos iš kur gauti. Čia va skanėstų, kokių pasižiūrėkit. Taip pat juoda duona. Dar daugiau grybukų. Aišku, jau paragavau. Žiauriai skanus, tokie minkštučiai. Taip pat buvau paprašysi svarainių, nes labai mėgstu svarainių arbatą. Tai mama pridarė, čia iš mamos daržo svarainiukai, tai jinai čia man primaišė. Tai dabar nusprendžiau, kad būtent pasidarysiu svarainių arbatos ir prisėsiu su jumis paplepėti. Žinokit, labai skaniai kvepia. Čia tiesiog svarainiukai būna užmirkti su cukrumi ir pastovi jie kažkiek laiko ir visas tas rūgštumas susimaišo su saldumu ir būna labai labai skanu. Tai va taip darausi šitą arbatą. Kai buvau Lietuvoje, kai gyvenau 1,5 metų, kaip sakau, užstrigimo laikas mano buvo. Tai atsimenu, eidavau į Klaipėdos senąjį turgų ir pirkdavau va tokius stiklainiukus iš močiučių. Rudens metu ir man atrodo, dar žiemą irgi pardavinėdavau. Tai va tada svarainių arbata tapo man mėgstamiausia arbata iš visų, kiek esu ragavusi. Kažkaip nesu aš labai didelė arbatos mėgėja, bet svarainių arbatos aš niekada neatsisakysiu. Tai pabandom. Tuoj užpilsim karštų vandeniu, dar truputėlį skysčio to įpilsim. Cukrus, aišku, nebereikia. Aišku, labai lipnu. Ką tik paragau svarainiuką, fantastiškai. Skysčio šiek tiek. Na va, manau, bus gerai. Na ir vandenuką. Kaip skaniai kvepia, žinokit. Žiauriai gerai.
Mama, tėti, labai ačiū. Na ką, prisėdu su jumis paplepėti. Kadangi sulaukiau tikrai nemažai komentarų su klausimu apie mano emigracijos kelią, tai galvoju, dabar jau galbūt būtų pats laikas kažką papasakoti, nes tie komentarai kartojasi ir man jūsų komentarai yra labai svarbus ir aš labai džiaugiuosi, kad po truputėlį išdrąsėjat ir užduodat man klausimų, nes būtent todėl aš turėsiu daugiau ką su jumis pakalbėti ir užmegzti šitą didesnį ryšį su jumis. Pradėsiu nuo to, jog mano migracijos kelias prasidėjo 2010 metais Liepos mėnesį. Man buvo 19 metų ir tada sugalvojau, kad reikia išvažiuoti, pabandyti, pagyventi svetur. Aišku, jaunatviškas maksimalizmas. Galvojau, kur norėčiau pabandyti iškeliauti ir kadangi daug žmonių tuo laiku emigravo į Angliją, tai nusprendžiau, kad mano pirmasis pabandymas irgi bus būtent Jungtinė Karalystė. Galvojau, kad emigruoju labai, ganėtinai trumpam laikui, 1 metam. Ir tikrai nemaniau, kad užsibūsiu ten 7 metus. Kadangi tai pradėjau savo suaugusio žmogaus gyvenimą ir būtent svetimoje šalyje, kurios kalbos nesupratau, tai darbas, aišku, buvo labai paprastas į vištienos fabriką. Manau, dauguma mūsų emigrantų pradeda nuo labai paprastų darbų, ten, kur nereikalaujama daug kalbos ar kažkokių įgūdžių. Tai tokiose vietose žmonės samdo labai masiškai ir tikrai nėra sunku įsidarbinti. Tai pradžia buvo tokia, kelis mėnesius padirbau fabrike ir 7-8 mėnesių bėgyje aš jau pradėjau kalbėti angliškai ir norėjau pakeisti kuo greičiau tą savo darbo vietą, nes niekada neįsivaizdavau savęs tokioj darbo pozicijoje. Joks darbas nėra gėdingas. Visų pirma, svarbus žmogus yra dirbantis. Negi netiesa. Tai po to, kai pradėjau šnekėti angliškai, tuomet labai greitai įsibėgėjau su darbais. Jie tapo vis geresni, geriau apmokami, sakyčiau, kvalifikuoti, nors buvau nebaigusi jokių studijų, kas susiję su tais tokiais svarbesniais darbais. Pradėjau dirbti ofisuose. Tai 6 metus pradirbau įvairiose ofisuose, užėmiau tikrai geras pareigas, dirbau ir finansų srityje ir va tuo Anglija mane labai sužavėjo, nes tai nėra šalis, kuri reikalauja iš tavęs universitetinio išsilavinimo. Tiesiog jie duoda šansą žmonėm, jeigu jie mato potencialą, žinoma, visada yra tas laikotarpis bandomasis, jie per tą laiką pamato, ką išmoksta per trumpą laiką, ką sugeba, kokios galimybės, koks potencialas ir ką žmogus gali duoti tą įmonį. Tai visose srityse man sekėsi puikiai ir labai greitai visur pakilau karjeros laiptais į viršų. Nuomavausi butą viena pati ir tikrai gyvenimas buvo neblogas. Didžioji dalis mano draugų buvo amerikiečiai. Tuomet sutikau savo buvusį vyrą. Jis yra amerikietis. Tada viskas įsibėgėjo labiau į tą meilės pusę, nes skraidėm padebesiais, buvom įsimylėję, jauni. Labai viskas greitai rutuliojosi. Tiesiog atrodė, kad viskas taip turi būti, kad pagaliau sutikau tą savo gyvenimo žmogų. Vykome į Lietuvą, aišku, supažindinti su tėvais. Po vizito metu jis mano tėčio paprašė mano rankos. Ir taip gavosi, kad mes iš Lietuvos skridome trumpų atostogų į Prancūziją. Norėjom pamatyti Paryžių ir toje kelionėje po Paryžių jis man pasipiršo. Pagal jų kultūrą, kai tėtis duoda ranką dukros, tai jiem yra žalia šviesa ir jie tuomet gali pasipiršti. Tai viskas taip labai romantiškai, susižadėjome. Tuomet jisai man pasakė, jog reikia grįžti į Ameriką. Labai bijojau ir iš tikrųjų nenorėjau, nes gyvenimas tikrai Anglijoje buvo neblogas. Savas draugų ratas, geras darbas, puikus, gražūs namai. Labai nenorėjau ir labai bijojau viską palikti ir pradėti iš naujo nuo nulio
Tik tai tas guodė, jog žmogus, kurį labai myli, yra šalia ir galbūt tos visos baimės turėtų išgaruoti labai greitai. Galvojau taip, jog kai viskas klostosi gerai meilės srityje, žinoma, tu nenori skirti su žmogum, tu nori eiti tuo pačiu keliu ir jis mane įkalbėjo, jog turime kraustytis į Ameriką. Bet aišku, kelias bus nelengvas, nes visi vizos reikalai, turėjom labai trumpą laiką viskam susitvarkyti, viską pasiruošti ir išvykti po keletos mėnesių. Tai aišku, visi dar reikėjo išeiti iš darbo, buvo tokie skaudus, gilus atsisveikinimai su visais ir su pačia vieta, su pačia šalimi buvo labai gaila. Nes Lietuvoje aš gyvenau savo vaikystės metus, aš baigiau ten mokyklą ir po mokyklos tik 1 metus nepilnus gyvenau Lietuvoje. Na ir 2017 metais jau išvykome į Ameriką, viza buvo jau sutvarkyta. Dar būdami Anglijoje jau žiūrinėjomės pirkti namą. Žinojome, kad vyksime į Arizonos valstiją. Labai džiaugiausi, nes galvojau, pirma patirtis ir bent jau tai bus valstija, kurioje 300, gal 30 dienų per metus visiškai šviečia saulė, kalėdos dažniausiai būna su plus 28 šilumos, tai galvojau, čia bus didelis pliusas. Ir tai, kad nusipirkom savo namus ir galėjom tiesiog keltis, gyventi, iškart į savo namučius, neįnuomojama kažkokią vietą. Pirmas 2 savaitės teko pagyventi karinėje bazėje, pagyvenom ten. Mūsų daiktai su laivu konteineriuose atkeliavo po 2 mėnesių, man atrodo. Automobilis atkeliavo šiek tiek anksčiau. Baldai, drabužiai, avalynė, buitinė technika atkeliavo po gerų poros mėnesių. Tai įsikraustė į naujus namus, grinai miegojom ant pripučiamo čiužinio ir ant 4 lagaminų. Ir visiškai tuščiuose namuose. Bet irgi buvo labai įdomi patirtis. Didelis kultūrinis šokas, nes labai gerai atsimenu, kai nusileidom vėlai naktį į Tucsono oro uostą. Pirmiausia, ką padariau, bėgau prie lango, nes norėjau pamatyti kaktusus. Aš žinojau, kad ten nėra daug medžių, bet vietoj jų ten yra kaktusų miškai. Tai labai norėjau šitą pamatyti ir pribėgau prie lango, atsimenu, va taip tamsu ir aš pro jį žiūriu ir matau tokį didelį, kokių 2,5 metrų aukščio, tokį storą riebų kaktusą. Po truputėlį įsivažiavau, pirmas 2 savaitės nuvykusi iš karto susirgau, nes nebuvau įpratusi nei prie tokios šilumos ir ypatingai prie oro kondicionierių, kurie veikia visur. Tu, tarkim, būni su trumpom rankovėm ir įeini į parduotuvę ir tenai koks, nežinau, gal 15 laipsnių vien dėl to, kad kondicionieriai įjungti. Žiauriai šalta buvo, atsimenu. Tai labai greit peršalau, kol jau mano organizmas prie to įprato. Taigi buvom visiškai naujakuriai. Tucsoną įsimylėjau, tačiau žinoma, kaip europietį pirmą kartą Amerikoje reikėjo tiek daug visko mokintis iš naujo ir prie visko priprasti, nes vis tiek valiuta kita, matavimai visi kiti, įstatymai kiti, ta prasme, tiek daug visko, viskas totaliai skiriasi. Čia nebuvo taip, kaip kraustytis Europą iš vienos šalies į kitą, nes vis tiek panašumų Europos šalyse yra. O čia visai kitas žemynas ir ta kultūra visai kita. Tai buvo įdomu, aš toks žingeidus žmogus esu. Man viskas patiko, tai buvo daug sunkių momentų, kad atrodė eina savo, jau biškelį pavargau nuo viso to, nes žmonės manęs nesupranta, ko aš ten pasilgau toje Europoje ir panašiai. Po truputėlį viską įsivažiavau, tuo pačiu reikėjo ruoštis ir vestuvėms, tai visko tiek daug buvo užkritę ant galvos. Nuvykome į Nevados valstiją, Las Vegaso miestą ir susitokėme. Ne, tai nebuvo tokios vedybos, kurias matote per filmus, kur kunigas būna Elvis Preslis. Ne, to nebuvo. Mes darėm gražias, paprastas vestuves. Licenciją santuokai išsiėmėme būtent
Vegaso mieste, bet ceremonija vyko šalia Vegaso, tokiame vadinamame Ghost Town. Ceremonija pati vyko tarp kalnų, labai gražioj vietoj, tokioj nuo žmonių, tokioj laukiniai. Tai ten paskui ir fotosesija, viskas vyko ten. Turėjome ir labai reto lietaus, tokį trumpą nulijimą. Kunigė sakė, jog geras ženklas, dabar jau taip nemanau. Tai ceremonija buvo tokia nedidelė, bet labai jauki. Paskui visi varėm pasiausti į Las Vegasą, palošti, pavalgyti ir truputėlį patūsinti. Susitokėme, tada grįžome į Tucsoną, įsivaikinome šuniuką iš prieglaudos. Va taip va, mūsų trijulė pradėjo gyvenimą Arizonos valstijoje. Ir ten pragyvenom kokius gal beveik 3 metus, kažkas tokio. Pačioj pradžioj dirbti dar negalėjau, nes vizos statusas to dar neleido. Bet kai tik tai pasibaigė, galvojau, ką čia galėčiau nuveikti, nes atsibodo būti tiesiog žmona. Supratau, jog jeigu nevairuosiu, turėti kažkokį darbą praktiškai neįmanoma. Nes tikrai Amerikoje žmonės yra labai priklausomi nuo savo asmeninio transporto. Atstumai yra milžiniški. Tikrai labai sunku ir sudėtinga, tai nėra taip kaip Europoje, kad gali pasimti traukinį ar kažkokį ten paprastą autobusą važinėti. Na ką, ir tuomet galvoju, reikia išsilaikyti teisės. Pradėjau ieškotis ten visokių mokyklėlių, kur galėčiau pradėti mokintis. Labai greitai tenai susirasti tokius dalykus. Labai fainas reikalas tas, kad labai mažai kainuoja išsilaikyti teisės. Gal kokie $27, man atrodo. Tai išsilaikiau teoriją, paskui pravažinėjimus visus. Aš dariau šiek tiek kitaip. Teoriją aš laikiau regitroj toj vadinamoj jų. Patį egzaminą ir pamokas aš užsisakinėjau individualiai su tokia įmonė. Tada sumokė daugiau pinigų, tačiau viskas yra individualiai ir pamokos yra skirtos tik tau. Tai man to reikėjo, nes aš galvojau, jog visa teorija, kelių ženklinimas yra visiškai kitoks negu Europoje ir aš tiesiog norėjau gerai tai išmokti. Ir norėjau, kad tas dėmesys man mokantis būtų skirtas man ir kad aš užduodama klausimus galėčiau gauti atsakymus iš karto. Tai sumokėjau šiek tiek daugiau, bet išsilaikiau ir labai greitai ir labai paprastai. Tai tas tikrai buvo labai faina. Ir tuomet pradėjau dirbti su gyvūnais. Ir manau, galiu pasakyti, kad nesvarbu, kokius įdomius darbus esu gyvenime dirbus, ar kokius ten atsakingus ar svarbius, darbas su gyvūnais man buvo labiausiai prie širdies. Man labai patiko, aš vis dar iki šių dienų tai atsimenu. Ir tą jausmą, ir tą laimę. Tiesiog buvo fantastiška. Ir taip pat Tucsonas turėjo, kaip sakant, jeigu esi pavargęs nuo vasaros ir to karščio, tai, nes atsimenu vieną vasarą, mano rekordas buvo plus 55 laipsniai. Tai jau tikrai tas karštis didelis, jis yra kitoks, nes ore yra 0 drėgmės. Tai tu kaip ir iš pradžių nejauti to karščio, bet tau pasidaro negera labai greitai. Tai žinoma, vandens geri per dieną tiek, kad jau net nesuskaičiuodavau, kiek tų litrų per dieną aš to vandens suvartodavau. Visi žmonės aplinkui, jeigu mieste pamatai, nešiojasi tokius kanistriukus, visada daug šalto vandens, nes tai tikrai buvo labai svarbu. Jeigu pavargdavai nuo to karščio, tai, kaip sakant, Tucsonas įsikūręs buvo kalno papėdėje. Tas kalnas pavadinimu Lemon Mountain. Į jį kylant pradedi matyti įvairiausius medžius, ir žolę, ir krūmus, ir visą žalumą, ir sniegą, ir visko. Tai žodžiu, jeigu pavargsti labai nuo to dykumų klimato, tuomet važiuoji paiškilauti į kalną. Bet tas man labai patiko ir dėl to buvo labai sunku palikti Tucsoną, nes po keletos metų turėjome kraustytis į Šiaurės Karoliną. Dėl mano būsio vyro darbo specifikos turėjome kraustytis vėl
Tai tą namą Tūso nepardavėm ir nusipirkom labai gražų namą prabangiame rajone, miškuose, toks pušynas didelis buvo ir ten tokį didžiulį milžinišką namą nusipirkom, kur iš tikrųjų net paskui galvoju, kam mums jo tokio reikia, kai esam tik dviese ir šuniukas. Vaikų nesusilaukiam, tai taip jau toks gyvenimas. Tai praktiškai tame name būdavau viena su šuneliu. Su laiku pradėjau darytis labai nelaiminga ten, pradėjau ilgėtis Europos, pradėjau ilgėtis daugybės dalykų ir pasijutau labai vieniša. Ir laikui bėgant paprašiau skyrybų, nusprendžiau grįžti į Europą. Ir taip užsibaigė mano emigracija būtent Amerikoje, susikroviau daiktus ir išvykau. Buvau labai pasiilgusi to Europos miestų jaukumo, mažumo, to, jog žmonės vaikšto aplinkui, kad skuba į autobusus, skuba į traukinius, vaikai grupelėm eina į mokyklą peškom, dviračiais važiuoja, paspirtukais, dar kažko, to veiksmo, to skruzdėlyno tokio. Va būtent tai mes turime Europoje. Ir aš to labai pasiilgau, ne to sėdėjimo mašinoje arba būti priklausomu tik nuo automobilio. Ir dar dabar atsimenu tą jausmą, kai grįžau ir buvo toks, kaip faina. Nu, aš tiesiog labai daug vaikščiau. Aš buvau taip pasiilgus išeiti į miestą peškom, kad išeini ir per kelias minutės atsiduri miesto centre, visur gali suvaikščioti, visur nubėgti, nusipirkti, parsinešti, nusinešti. Šito labai buvau pasiilgusi. Reikia vertinti tai, ką turim, žinot. Aš vertinu ir buvau dėkinga kiekvienoje šalyje, kurioje gyvenau, kiekvienus naujus potyrius ir pojūčius, bet tuo pačiu tu visuomet privalai turėti žmogų šalia, kuris palaiko. O man šiuo atveju ne visuomet tai buvo. Tai manau, tai yra svarbu tiek mūsų psichologiniai būsenai, norint nepalūžti, norint nesusirgti depresiją, ypač kai gyveni kažkur svetur, turi būti labai stiprus, nes tikrai susiduri su įvairiausiais iššūkiais. Manau, moteriai būnant emigracijoje nuo jauno amžiaus galbūt net ir dar sunkiau. Man visada norisi turėti savo asmeninę laimę, turėti mylimus žmonės šalia, kad visi būtų sveiki, laimingi, kad dažniau pasimatyti, daugiau patirti įvairiausių dalykų, nes jauni esame tik kartą ir senatvėje norėsis atsiminti viską smagaus ir faino, ką esame pamatę ir patyrę. Tai norisi, kad būtent šis gyvenimo laikas visas, jaunystė, būtų kuo įdomesnė ir neužsisėdėti vietoje, nes kai užsisėdi vietoje, tada nebeaugi. Čia mano susidėlioti prioritetai ir aš žinau daugmaž ko noriu. Ne viską dar žinau, bet žinau, kad su laiku aš viską išmoksiu, nes pamilti save yra labai svarbu. Ir mokėti pasidžiaugti už kitus, mokėti atleisti, suprasti šitą posakį, jog žolė kitur visada yra ir atrodo žalesnė negu pas jūs. O iš tikrųjų taip nėra. Arba dar vienas, visur gerai, kur mūsų nėra. Šiais dviem posakiais aš tikrai labai puikiai įsitikinau. Tad kurkime savo žalią žolę patys ir savo laimę patys ir tada viskas bus gerai. Na ką, tikiuosi tuos esminius pagrindinius klausimus jūsų užduotus atsakiau. Papasakojau šiek tiek daugiau, nei per daug, nei per mažai. Tikiuosi nebuvo nuobodu. Šokinėjo mano tos mintys šiek tiek, nes tikrai mano migracijos kelias ganėtinai ilgas. Per jį atsitiko visko labai daug. Ar ko nors gailiuosi? Anksčiau galvodavau savo pati, kad taip, daug ko gailiuosi savo gyvenime, bet dabar negaliu to pasakyti. Nes manau, kad mano gyvenimas tikrai buvo labai spalvotas, labai daug pamačiau, labai daug patyriau ir visame tame, toje ilgoje emigracijos kelionėje labai stipriai užaugau. Ačiū, kad buvote su manimi ir šiandieną čia turbūt ir užbaigsiu savo vlogelį. Ačiū, kad esat, ačiū, kad palaikot, kad sekat, kad pakomentuojat, nes tikrai pradedu jausti didesnį ryšį su jumis. Ačiū Jums už tai
Kas nesekat, paspauskit subscribe, paspauskit varpelį, pasilabinam. Bučiuoju jūs visus, Ru.